Bet sustojimų, tai Nu, velni, daruva. Alturšikas esu geras, mažai įsitėp ilgai. Ava, eina. Man tai čia belia kiek, karoč, pratą kėlą. Ne, geriau laiką į kaltus medus, negu su svinys. Labai nejūdį kamerą. Nu, ką, velniai. Atlėkėm į kaimą, karočią. Ir varysim šiandien dirbti. Tai va, karočią, Hebra lėkiam parodys iš kokių kišenių. Kvietariks bandom ištraukti. Yra reikalų čionais pasemtos grūdus dėl to, nes baisiai siaur. Aš pats ešinai krovis ir esu kaušiu kliūdis, tas kardelį. Tai va, čia baisiai siaur. Va, pas mums kraun dabar kvietaršių mūsų džiovyklos maestro ir krautuvą man. Tai va, jau tai realiai porą kaušiukų dar reikia. Ir viskas, nedidelė ta priekaba. Tokios žinios, Hebra, čia šalt, nėra čia kažkiek baisos judesį tam kaimą. Aš jums sako, vasarų parodys rimtų judesį. Bet sustojimų, tai pati rimtų desys bus. Na, pati čia. Hebra, teleportavomės į Gardą dabar jau, karoč, karvytės pastiko. Toks vienas blogas dalykas, kad neturiu lauktuvių aš joms. Nesimuš, tu kam tu mušiesi? Aš neturiu lauktuvių nieko. Ir aš nieko neturiu lauktuvių, va čia tik problemė ir, nu, vėliau moliūgą atveš, gerai? Ką? Kol kas dabar nieko neturi. Aš kažką prašat, bet aš nieko, nu nepyk. Nu, ko tu apgamėlį, nu ko tu. Gražuolė. Čia pašala žemė, tai realiai dabar gan kiet dar. Ein ten, kur būna pliurzė, čia varu visur, ganėtinai kiet. Nebėsime ant kojos, kaip įprastai. Vandenuka yra. Belarusų fan Mitski visad. Kadangi aš nebuvau penktadienį kaiman, tai mūksų čia padirba vienas. Pradėjo daryti konstrukciją. Opa, va čia pažiūrėkit. Nu idealiai tiesiog padaryt. Kaip iš atviruką. Aikt, žiaurčiai bus. Bet tas koks plonso pačioj paliks. To neliks. Ai, tu apačioj išpjausi. O kaip čia gausi dabar? Susiriš. Čia viršui nepjausta? Šitą nepjausi, ne, taip pasižymėjau. O kam tu pažymėjai tada jį? Ne iš tos pusės pažymėjau. Man viršus reikalingas, nes jis lygesnis, kai gegnė dėsis ant viršaus, geriau, kad lygesnė būtų. Arba lė. Gali. Hebra, lėkim, dabar reikia karočiui laidui įsijungti į rozetę, kad atsivesti, nes reikia karočiui elektros. Šiaip durna čia padaryti. Čia reiktų vartelį mums ant šitą kampą. Pačiu būt gerų vartelį, nes ant man dabar reikia nueiti į kitos dėžės. Ir čia prie viso rato reikia dabar man. Kai jūs lelytės dėdėjin dabar iš pro šalį. Lelytėsis. Nu, persimetam čia šitą. Opa. Opa. Grįč vačmaną. Reiks, karoč, daryti chatą normaliai čia. Ne, šiaip neapsimoka. Jau geriau kažkur būtų už kokią kilometrą, va ten kur keli važiuoji. Daug mūsų laukų yra. Patenai būt gerai pasidaryti į chatą. Nu va. O ką pips? Nu, velni, daruva. Grįžu dabar. Žodžiu, išsitampė laido.
Buvo biški išėjęs, nes laidų norėjau išstampyti. O ir netampyti ją prijungus prie rozetės. Čia aišku nesimatys tarp lapų, bet jis dabar ten eina toli. Ledas. Kuką tai turim. Vaiduoklį kokį nors tai. Šitą pasiemam hebro. Damušim prie jungimo elektros. Draukšt kaip beriaukšt, kaip sako. Galvo kaip čia padaryti geriau. Tai reikia tiesiog dabar šito. Man prijungti ir vinioti. Eis ir viniausi dabar. Sujungis vatos. Все, žiūrėkit, atsivedėm šitų laidų. Dabar reikia susidėti, krauti bataraikas. Opa, šitą turim va. Pakrovėjų. Pasidedam čia. Ledas va, šitep. Susijungs. Normaliai. Opa. Dainuoj. Krauna. Gali ir pakeis muziką. Ai, čia? Jo. Geras. Nori sužinot kaip? Na. O kodėl tu toks ir šūdus padaryti? Žiūrėk dabar. Įdedi. Na. Žiūrėk. Ai, šitaip keitinu zoną? Jo. Geras, eik savo. Ir jeigu tau atradai patink, čia va paprasta buvo. Na. Čia ilgesnė. Eikstina. Va, jeigu patika, apsio paliek. Mocerta. Oi. Aš net nežinau, kad toks yra šūdus. Aš irgi nelabai žinojau, kol neparodė. Pala, šitą ant viršos dabar? Jo. Davai, gali per lūšį. Ne, per lūšį, labiškai aš. O, ble. Gerai. Da biškai ant tau pastumkim. Į manį? Jo. Daug biškai per daug, pava. Ne, per daug nebus, nes anų galvo nupjaut. Pala, kaip stovi tas per vidurį, pala pušiai. Per vidurį žaidį. Šūskai didumo varštai, tai šiek tiek. Vynys. Vynis. Čia dėl garantijos. Nes skali tiesiai į medį, tai varžtas gali išplyšti. Na jo, suprantu. O vynį dėl rezervo. Dėl garantijos. Na jo, bet jis vis tiek jau to pažeis. Jau vis tiek jau člinks, tikrai. Dabar žaisti tik su juo. Ne, žaisi šitą. Alturšikas esu geras, nežaisi taip ilgai. Bet kaip tai įkalsi? Na, nu šitą. Ne, paėš. Tokių hebra atvarė grėžinį grėžti, dar niekad gyvenim nemačiau. Kaip čia grėžti grėžinį, bet su rimtom mašinom. Žiauriai levoj vietoj suprojektavo grėžinį, vapšė tarp medžių. Tėtė atvarė, biškai parodė nepasitenkinimu ir pakeitė vietų, nes vapšė lempiniai vietoj buvo. Prie šitų medžių, va čia turėjo būti grėžinys, kur va, šit šakaliuks. Bet čia įrangti senovinė eina, bet įdomu pažiūrėti, gerai atrodo, visokių blemba dalykų nematytų, kietai. Šitą autobusiuką ne 4 varomus ratai, tai lygioj vietoj klimp ir ten žvyra ir pripilta, čia mat pas mums šlapi labai. Tai dabar ištrauk šito, su ekskavatoriu ir biškį va patrauks ir viso, bus ledas. Čia turim šiek tiek ekskavatorių va tokį. Niekad neteko varyti, bet visai prikols. Atrodo žiauriai paprastą ekskavatorių valdyt. Su labai maža rankenų ir atrodysi visai. Šiaip, nu ir čia nėra sudėtingas, aš įsivaizduoju, kad nėra labai sudėtingas. Baisiai neini, sakaročiai. Va, eina. Pribėgt, pastumt reikia. Visai gil. Gerai atrodo. Šiaip toks ekskavatorius zaibys. Tu va jau pradėjo grėžinį, dabar koks
4 metrus jau išgręžė, nu, o reikia kokių 3-7 ir tai čia dar klausimas. Tai čia šiandien neišgręž, rytoj turbūt irgi ne poryt turbūt. Žodžiu, šitas vanduo, kur bėgti, jie atsivežė 6 kubus vandens ir gaunas, kad tas vanduo ten bėga į tų vietų, kur gražus grėž, kad gražus nekaistų. Gal šiaip lengviau tiesiog gražtui grėž. Ir tada tas vanduo subėgi tų duobį ir iš tos duobės vėl tas vanduo tipo pumpuojams yra ten, kur gražus grėž. Nu, tipo toks ratsukas. Tai va, dėl to ta duobės skirta. Hebra dabar varo su 8 antru patraukt. Kur prieš tai vidėkan matėt, kad stumės ekskavatorį, tai varo aš dabar traukti jie vėl, nes užklimpa, sakė. Ėjom ten už ekraną, netep kratą, man tai čia belė kiek, karoč, kratą Hebra. O va, Hebra. O, po biškį temsim Hebra. Rimts traktorius 8 antras Hebra. Kaip nori taip ein. Ne, nu tai čia tiek ir užtenk, va biškį patrauk ir viskas realiai. Bet va kaip gražlaukom. Hebra, все, ištraukiau šį. Belarūzus, va, nesenstanti klasika. Jo, kadangi, karočią, trūks ilgę, vien žodžiu rimūk dabar sugalvoja, kad šitip Kad namą šitip nedarytum, turėtų medžiagų. Jo. Pašiūrė po. Neturim tokią ilgą balkę, dabar tiesiog iš kiekvieno šono gegninį brūsų prisuks ir bus ledas. Kalimo ekspertas. O, blėt, pasakė ekspertas iš karto. Nusikspertas. O, čia da vieno. Ai, užteks tiek. Ai, tu bet negi čia gausis 3 metrų 2 gausis iš viso? Ai, jeigu ne? Gal, pačiu. Čia būtų kažkur. Nes tiesybės apim. Tai kiek trūkst? Yra 6,70, 30 cm. Matai, kaip aš pastebėjau. Fūra, net tik tai tą vieną. toks ir durnas. O toks, tai varžtas. Ai. Šitų mažiukų? Čia tik man prilaikė. Kai dom varžtų įkaltum? Ta, ką geriau laiką įkaltas vinys, įsuktas vinys negu įkaltas medvaržys. Ne, geriau laiką įkaltas medvaržys negu įsuktas vinys. Nes vinys išdegintas. Ai, nu jo. Tai dabar reikia sukti, dėl to, kad per trumpą. Tai dabar išsuksim, perstumsim ir bus gerai. Nugar sauga. A, dar vieną varšką. Ai, rimtai? Aikta, šis dargi geras vinys. Persiko? Suk. Biškai per aukštai. Tai tu gali eit nulaikt dabar. Aš čia palaikyk. Labai nejūdi, ką man kamerą nenugriaus. Nereik biškai. Karoči, va užsidėjom dabar činais su traktoriu vašytu. Dabar ledas visiškas. Da, ne ledas. Da ne, bet bus. Tai karoči, dabar reikia šitoj pusį prisisukt. Ir tada, kai prisisuksim šitą pusį, tenų pusį ten jau pasidarysim pagal šito. Bus, kad būt tiesiai. Va, karoči, susidėjo šyts blukys viršui, kur prieš tai matėt. Tadom duot raminę va iš šonų. Ir dar va šitę, už manęs dar, šitę viršui. Tai va, Hebra, daug dienelė šiandien. Tai va, karoči, dėjau, kad žiūrėt. Čia ir kaip aš mėg sakyti, laikykitės ir nepasiduokit, karoči. Jeigu kažkas hujovai, tai bus gerai vis tiek. Gerai, davai.